Žinai, seni, seniai video nedarėm. Reiktų kažką padaryti. Turi idėjų? Reikia kažko greito ir su mašinom. Įsivaizduok, užmiestis, atvažiuoja BMSas, sustoja ir tada netikėtai į kadrą važiuoja Žigulys. Vairuotojai vienas į kitą piktai susižvalgo, aplinkui įtampa, varikliai gaudžia, tada į kadrą ateina pana, įtampa kyla, vairuotojai nervuojasi ir tada jinai jam duoda startą ir jie rauna iš vietos, kaip eina aplinkui. Palauk, iš kur mes mašinų gausim? Ir apskritai, nei aš, nei tu net vairuot nemoku. O ką siūlai? Aš siūlyčiau kažką paprasčiau padaryti. Nes labai daugam žmonių patinka, tarkim, kokią banalią meilės istoriją. Žinai, kaip meksikietiškose telenovelėse būna. Įsivaizduok, sėdi kambaryje merga ir čiūvas, ir jie flirtuoja, ten pradeda bučiuotis. Bet staiga į kambarį įeina mergos vyras. Sofía, ¿por qué? Emanuel, ¿Qué pasa? Taco burrito tortilla. Nacho. con tu pasión. Estrella. Angaria, feliz Navidad. Cada salvaje muerte. Kambaryje vyroja įtampa. Ir staiga atsidaro spintos duris, o ten kitas mergos meilužis pusnogis. Seni, tu ką nusivylus namų šeimininkė? Tai yra banalu. Ko mums reikia? Mums reikia originalios idėjos. Pavyzdžiui, įsivaizduok. Gatvė. Eina panelė. Jinai kalbasi telefonu ir staiga pradeda trukinėti ryšys. Jinai nesupranta, kas darosi. Tada pasigirsta didelis triukšmas. Jinai dramatiškai pasižiūri į dangų, o ten šimtai naikintuvų skrodžia dangų. Sprogimai. Čia tavo originali idėja? Banalus karo filmas ir apskritai kaip mes padarysim šimtus naikintuvų. Mes ne kokia Hollywoodo studija. Bet kad jau prakalbojau apie karą, gal ką nors su žvaigždžių karais galim padaryti. Jie greit išeis. Būtent, labai daug susidomėjimo sulauks. Tokį short filmą galvoju galima padaryti. Tarkim, miškiai įsivaizduok bėga vienišas sukilėlis, po didelio mūšio, išsigandęs panikoje. Netikėtai jis pribėga laukime, kur guli jo visi bendražygiai, negyvi. Sukilėlis išgirsta garsą, staigiai atsisuka ir pamato Kylo Reną, kuris pribaigia paskutinį gyvą į karį. Kylo lėtai atsisuka. Sukilėlis išsigąsta. Pradeda desperatiškai šaudyti, bet Kylo atmuša šūvius. Seni, čia bus plagijavimas. Tai nėra originalu. Tai tada aš neturiu idėjų. Pats siūlyk. Kas ten už tavęs? Iš naujo. Movie for movie.